norisi mesti į žemę. Tos mintys ir jausmai tokie sunkus, tokie tamsus, kad vienam vaikui juos atlaikyti yra tiesiog per sunku, nepakeliama. Jeigu mes nesijaučiam saugiai jų kažkam išsakyti, jos tampa našta. Vienas pokalbis gali padėti labai daug. Vaikų linija, klausau. Aš atsimenu labai gerai vieną pokalbį su mergina, kada jinai paskambino pilna emocijų, jausmų, nerimo, pykčio ir įsivaizduokit, pokalbis truko gal 1,5 valandos. Man kelis kartus perėjo per visą kūną šiurpas, nes aš supratau, kad yra žmonių, kurie išgyvena tokius stiprius jausmus, kurių nešiotis viduje turbūt yra be galo skausminga. Vieną po kitos temą gvildenant ir tiesiog leidžiant ją išsikalbėti, aš realiai nepameluosiu. Va šitas akmuo, kurį aš sunkiai pakeliu, aš manau, kad ne tik tai merginai, bet ir man, kaip norisi mesti į žemę, toks tiesiog išėjo, iškrito ir jo neliko. Tai ir aš tikiu, kad padeda, neabejoju tuo. Erdvėje įsikalbėti suteikia vaikui galimybę pasijausti matomam ir kartais to užtenka. Vaikų linijos savanoriai išklauso vaikus ir tada vaikai pajaučia, kad jie kažkam rūpi. Ir man atrodo, tai labiausiai ir padeda, kai vaikas pasijunta, kad jis yra kažkam svarbus. Tas vienas pokalbis gali išgelbėti net ir vaiko gyvybę, jeigu jis galvoja apie savižudybę arba pagal save žalot. Tai vat.